Aš esu Viktoras, esu Baltymaks pardavimų inžinierius ir šiandien turėsime webinarų sesijos serijų pradžią. Tema apie kibernetinę higieną. Iš principo, galbūt bandysim paneigti savotišką mitą ir pagalvoti, ar ta edukacija iš principo turėtų būti tik dėl sertifikato organizacijos, ar ne. Aišku, manau, savaime suprantama yra, kad svarbiausia yra žinios, bet žinom, kad situacija būna dažniausiai šiek tiek kitokia, kad organizacijos tiesiog, sakykime, atlieka vieną kartą mokymus ar praveda savo organizacijai, kad būtų gaunamas tas sertifikatas, bet iš principo, dar žvelgiant į tą TIS2 direktyvą, tai pamatysim, kad tas procesas, vis dėlto jis turi būti tęstinis ir kad mes vis dėlto apsaugotume organizaciją ir tie vartotojai, jie žinotų, kas yra per grėsmės, su kuo mes susidurėm ir kaip iš principo elgtis. Taip, tai kaip ir užsiminiau, pusę žodžio apie tą TIS2 direktyvą, tai manau, jie irgi beldžiasi į visų duris. Norim, nenorim, jau su ja, manau, teko daugelį iš mūsų ir susipažinti. Tai 21 straipsnis yra tas, kuris, manau, suteikia mums daugiausiai informacijos, kas mūsų gali laukti arba iš principo į ką mums vertėtų labiausiai orientuotis. Kadangi, nors tai yra ir gairės šiuo atveju, bet čia mes turime tokį, sakykime, preliminarų sąrašą dalykų, priemonių, į kurias turėtume atsižvelgti, žvelgiant į savo organizaciją ir galbūt kai kurias iš jų įgyvendinti, kad mes valdytume tas saugumo rizikas ir užkirstume kelią galimiems įvykti incidentams organizacijų. Ir kadangi čia yra webinarų serija, žinoma, mes visų jų šiandien tikrai nespėsime padengti, bet konkrečiai orientuosimės į G punktą, tai yra, kad organizacijos jos turi įgyvendinti pagrindinę kibernetinės higienos praktiką bei įvesti kibernetinio saugumo mokymus. Tai būtent į tai mes šiandien ir orientuosimės. Ir iš principo vertėtų yra suprasti, kad vis dėlto, nors mes organizacijose ir turim įvairiausio tipo saugumo sluoksnių, programų ir panašiai, bet tuo pačiu reikia nepamiršti ir pačio darbuotojo iš principo, nes jo vaidmuo ir svarba apskritai kibernetinio, pavyzdžiui, incidento metu yra ypač svarbi. Ir ką reikia žinoti, kad, iš principo, pačio darbuotojo, sakykime, vaidmuo visų pirmiausia pačio incidento metu yra pranešti apie incidentą. Kuo jis tai atliks greičiau ir efektyviau, tuo mes gebėsime galbūt, savaime suprantama, greičiau užkirsti kelią incidentui, tuo pačiu sumažinti žalą, kuri galėjo įvykti pas mus organizacijai. Žinoma, po to tuo pačiu yra svarbu visą tai vykdyti, pranešti apie incidentą, kai jis įvyksta, yra verta, kaip sakant, vartotojai, tiksliau darbuotojai, perduoti incidentų valdymo planą, kad jis galėtų juo laikytis ir jo naudotis. Ir, sakykime taip, kai ta situacija nutiks, jeigu nutiks, žinoma, reikia tikėtis, kad kibernetinių incidentų mes patirsime, ar apskritai organizacija patirs kuo mažiau, bet vis dėlto tam reikia pasiruošti, kad darbuotojas turėtų tokį dalyką kaip incidentų valdymo planą ir tam nutikus pats darbuotojas galėtų žinoti, ką jam reikia atlikti, kad sakykime, incidento metu tas pavojus būtų neutralizuotas ir pati galbūt žala būtų atliekama kuo mažesnė. Taip, ir kokios yra vis dėlto tos, sakykime, grėsmės arba pirminiai dalykai, ką reikia atkreipti dėmesį, kas vis dėlto gali nusakyti, kad kažkas organizacijoje vyksta ne taip.
Tai žinoma, viskas prasideda nuo įvairiausių tipo neaiškių žinučių gavimo, tarkime, elektroniniu paštu ir panašiai. Sultėjose galbūt kompiuterio darbo, gal jau kažkas vyksta renginėje, apie ką irgi vertėtų pranešti, gal pačiam vartotojui tai vis dėlto atrodys kaip savotiškas menkniekis, kad tas kompiuteris galbūt tuo momentu lėčiau dirba ir gal tai susitvarkys, bet iš principo reikėtų tokių dalykų neignoruoti. Tai, aišku, tas sąrašas čia, kurį mes matome skaidrėje, yra žymiai ilgesnis, bet iš principo darbuotojas, jis turėtų būti supažindintas, kad, ir turėtų žinoti, kad visada yra verta pranešti apie įvairiausio tipo anomalijas, kurios, nėra įprastos galbūt kasdienio darbo metu, pranešti apie tai IT skyrių ir tuomet galbūt tai padės ir užkirsti kelią, tam vykstančiam kibernetiniui incidentui. Žinoma, pačios pagrindinės, grėsmės šiuo metu yra tokios kaip phishingas, mishingas ir vishingas. Tai kaip jau žinome, phishingas yra tokio tipo grėsmė, kuri vyksta, kurią bandoma išplatinti elektroniniu paštu. Turime čia vieną iš pavyzdžių, kuomet, tarkime, yra apsimetama Lietuvos paštu, siunčiama nuoroda su prisektu kenkėjišku failu, bet kaip matome, tarkime, pats laiškas yra siunčiamas iš ngr.es domeno, kas tikrai nėra Lietuvos pašto domenas. Tai labai svarbu yra vartotojus supažindinti su tokio tipo laiškais, su pavyzdžiais ir panašiai. Žinoma, kitos grėsmės, kurias užsiminė, yra smishingas, jos tik tai skiriasi tuo, kad jos pagrindai yra platinamos SMS žinutėmis. Tai šie skaidrėje esantis pavyzdžiai, kaip bebūtų keista, juos aš įkėliau šiandien ryte, kaip matot, ir jie yra iš mano asmeninių telefonų. Tai iš principo, tos mishingo žinutės, jos tiesiog atkeliauja, kartais nežinai kada. Žinoma, kaip matome, yra apsimetama kurjerių platformomis labai dažnai, kadangi vis tiek paslauga yra ganėtinai populiari ir taip yra bandoma mus apgauti, išvilioti pinigus, išvilioti asmeninę informaciją ir panašiai. Ir žinoma, mano paminėtas vishingas tai yra, kuomet pats sukčius jau skambina, apsimesdamas kažkuo, tarkim, tarnautoju ar kažkokiu tai kitu asmeniu ir bando išvilioti asmeninę informaciją, galbūt išvilioti pinigus. Tai labai svarbu yra apie visą tai apskritai patį vartotoją edukuoti. Manau, girdėjote, kad pačios phishingo simulacijos, jos vyksta ne tik, tarkim, pavieniui, kuomet organizacija užsako tokio tipo paslaugas, bet tuo pačiu tokio tipo simuliacijomis, žinoma, užsiima ir, bent jau darė tokį projektą Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, tai turime šiek tiek statistikos, kalbant apie tas simulacijas. Tai pavyzdžiui, praėjusiu metu spalį vykstančioje simulacijoje buvo išsiųsta apie 27 000 elektroninių laiškų su tema, laiškas, kuris, imituojantis sukčių veiklą, buvo prisektas dokumentas ir nuoroda ir pačios nuorodos net pažino 18% gavėjų. Taip pat procentas, jis yra iš principo ganėtinai didelis ir, pakartojus tokio tipo simulaciją, kurios metu buvo išsiųsta 40 000 elektroninių laiškų, jau, sakykime, tas net pažinimo procentas jau buvo šiek tiek mažesnis, tai reiškia, dalis asmenų, kurie gavo tos laiškus, galbūt net ir pakartotinai, tai jie jau turi savotišką, sakykim, žinojimą, kad tokios grėsmės egzistuoja ir galbūt atidžiau atkreipia dėmesį į tą elektroninį gautą laišką. Taip, žinoma, kas yra galbūt svarbu paminėti, tai kad, kaip ir minėjau, ne tik, egzistuoja organizacijos, kurios atlieka kibernetinio saugumo phishingo simulacijas, bet tuo pačiu, jas šiaip iš tiesų atliekame ir mes ir norime irgi pasidalinti rezultatais bei mokymų naudą, kuri
atneša tikrai pagerėjusius rezultatus iš kibernetinės higienos perspektyvos organizacijose. Tai, žinoma, duomenys yra nuasmeninti, bet iš principo pats pagrindinis dalykas, kaip mes galime matuoti šitą atsparumo lygį, tai yra procentinė išraiška, koks procentas iš 100% tą, pavyzdžiui, nuorodą atidarė arba kiek buvo unikalių suvedimų ir panašiai. Tai vienas iš pavyzdžių, kuomet buvo siunčiami laiškai X kiekis, bet iš to kiekio, tarkime, prieš kibernetinio saugumo mokymus buvo užfiksuota unikalių paspaudimų 30%, realiai trečdalis organizacijos iš principo paspaudė gautą nuorodą phishingo simulacijų, o 23% iš to 100, kurie gavo, dar ir suvedė savo asmeninius duomenis arba prašomą informaciją. Taip, ir mokymų dėka iš principo atlikus pačią simulaciją po mokymų yra tikrai galima pastebėti kardinalų skirtumą. Tai reiškia, kad išsiuntus tam pačiam kiekiui vartotojų phishingo laiško jau, kadangi darbuotojai turi savotišką, kaip sakant, įsisavino tą visą informaciją mokymų metu, tai jau žinant tą informaciją ir atpažinus tas grėsmės, jau pats paspaudimų kiekis kardinaliai sumažėjo, tai siekia mažiau nei 5% iš tų visų siunčiamų laiškų. Žinoma, turime ir antrąjį pavyzdį, kuomet irgi buvo siųstas X kiekis laiškų ir iš viso patį laišką ir jame esančią nuorodą paspaudė 50% organizacijai esančių asmenų ir suvedimų kiekis siekia 35%. Skaičiai yra tikrai nemaži iš principo ir tai yra indikatorius, kad reikia kažką daryti, kad reikia su to iš principo kovoti, nes egzistuoja rizika. Ir po mokymų būtent matome, kad jau pats unikalių darbuotojų paspaudimo kiekis sumažėjo iki 21%. Tai būtent apie ką yra užsimenama, sakykime, NIS2 direktyvoje tuo punktu, kad organizacijos jos turi, sakykime, įsivertinti savo saugumo lygį iš darbuotojų perspektyvos, koks yra tas higienos lygis, koks yra, sakykime, tas grėsmių atpažinimo lygis ir kad reikia turėti procedūras bei, tarkime, reguliarius mokymus, kad tas procentas jis būtų kuo mažesnis. Nes iš principo egzistuoja tam tikri atsparumo lygiai ir tam yra priskirti atitinkami mokymo etapai. Nes įsivaizduokim situaciją, esame įmonė, kuri galbūt niekad neturėjo kibernetinio saugumo mokymų ir iš principo reikia suprasti, kad galbūt vienas kitas, aišku, neskaitant IT skyriaus, kurie vis tiek, sakykime, tuo gyvena ir žino apie tas kibernetinės grėsmės, kad jos egzistuoja, bet kalbant apie paprastus darbuotojus, reikia suprasti, kad egzistuoja 4 sąmoningumo lygiai tokie, kurie yra iš pradžių vadinama kaip sąmoningumo trūkumas arba kitaip dar nesąmoningo nekompetencija, kuomet darbuotojas nežino, kad jis kažko nežino, nes jis dar, tarkime, negirdėjo apie tas grėsmės. Aišku, šiais laikais jau žiniasklaida tikrai yra daug straipsnių apie tas grėsmės, phishingą, atakas, kaip kažkas išviliojo pinigus ir panašiai, bet, iš principo egzistuoja tokie sąmoningumo lygiai, kuomet darbuotojas dar net pats nežino, ko nežino, kad egzistuoja tokio tipo grėsmės. Antrojo tipo, sakykime, tas atsparumo lygis yra toks, kuomet jau yra tokia sąmoninga nekompetencija, kai jau darbuotojas supranta, kad jis kažko nežino apie tą vykstančią situaciją, kad čia yra kažkas blogai, bet jis šiuo atveju dar nežino, kaip su tuo susidoroti. Toliau egzistuoja trečias lygis, kuomet jau yra tokia kaip sąmoninga kompetencija, kuomet jau darbuotojas žino kažką apie kibernetinės grėsmės
ir jau numano, kad gali kažką su to padaryti. Tai reiškia, jis gali pranešti į skyrių apie tai, kad vyksta viena ar kita grėsmė ir taip, sakykime, jau žino, ką daryti vienu arba kitu atveju ir žinoma, nesąmoninga kompetencija yra jau tas 4 lygis, kuomet tai galima prilyginti galbūt vairavimui arba važiavimui dviračiui, kuomet mes tiesiog pamatę tokio tipo laišką arba apskritai mes žinome, ką reikia daryti, mes iš karto atpažįstame, kad tai yra tokio tam tikro lygio, tarkim, grėsmė, kad domenas, tarkim, netitinka pačio siuntėjo, iš kurio buvo gautas laiškas ir automatiškai žinau, ką man reikia atlikti, kad su ta grėsmė susidoroti. Taip ir, žinoma, kalbant apie pačius mokymus, organizacijos šiais laikais dažniausiai, dauguma jų mokymus atlieka vieną kartą per metus. Galbūt atlieka, nežinau, papildomai tiems, kurie neturėjo tų mokymų besikeičiančiam darbuotojam, jeigu, aišku, organizacija yra didelė, bet iš principo, kaip tai turėtų vykti, taip mokymai turėtų būti iš principo atliekami reguliariai, kad pats vartotojas, jis tiesiog atlikus tos mokymus, tarkime, vieną kartą per metus neužmirštų to, ko išmoko ir, tas, sakykime, grėsmių atpažinimas jis taptų savotišku įpročiu. Tai ir, tam įpročiai susidaryti padeda tiek mokymai, tiek phishingo simulacijos. Tai tuo pačiu, šiandien pademonstruosiu jums įrankį, kuris gali padėti būtent išspręsti tokio tipo problemas, tai yra KnowBe4. Tai iš principo KnowBe4 yra kibernetinio saugumo mokymo bei phishingo simulacijų platforma. Iš principo, nėra svarbu, iš kokio tipo sektoriaus jūs esat, nes, sakykime, esam susidūrę su pavyzdžiais, kuomet yra kalbama tiesiog su klientais ir jie pamini, kad mes čia galbūt esam niekam neįdomus, čia mes ne iš kokio ten, tarkim, finansinio sektoriaus, čia mūsų nelabai gal kas phishins ir panašiai, bet iš principo kiekviena organizacija yra įdomi, manau, ir kiekviena iš jų reikia apsisaugoti. Tai ir, kalbant apie KnowBe4, tai yra platforma, kuri yra visų pirmiausia skirta apmokyti vartotojus, juos treniruoti ir matyti rezultatus ir tai daryti, nuolatos reguliariai. Tai reiškia, kad, mes juos apmokome, mes atliekame phishingą, tuomet mes analizuojame rezultatus ir tuomet pagal tuos rezultatus jau galime daryti, sakykime, analizę, galbūt vienai grupiai žmonių priskirti kitokio tipo mokymus, galbūt reikėtų pradėti nuo lengvesnių, galbūt jau kiti vartotojai yra šiek tiek labiau pažengę, jau jiems galima yra priskirti sudėtingesnius mokymus, galbūt jau galima irgi siūsti sudėtingesnius phishingo laiškus. Ir taip žingsnelis po žingsnelio vis ugdyti patį darbuotoją, kad jis galėtų efektyviau atpažinti kibernetinio saugumo grėsmę ir, iš principo, turėti saugesnę organizaciją. Taip. Ir šiuo atveju noriu jums šį sprendimą ir pademonstruoti. Taip, žinoma, jeigu turėsite klausimų, tai mielai juos atsakysiu, galite juos registruoti. Visi jie yra, sakykime, niekur jie neprapuls ir tikrai, pasitengsiu juos atsakyti. Ir kalbant apie KnowBe4 phishingo platformą, tai visų pirmiausia, mes susipažįstame su savo organizacijos rizikos įvertinimu. Žinoma, jis yra skaičiuojamas pagal tam tikrus kriterijus, pagal siunčiamų mokymų sudėtingumą, phishingų simulacijas ir taip toliau. Toliau turime tam tikras ataskaitas, kurios mums parodo vidutinį procentą, kiek vis dėlto procentaliai žmonių paspaudžia tas phishingo nuorodas ir panašiai. Žinoma, detalesnę ataskaitą aš jums būtinai parodysiu. Ir žinoma, yra įvairiausių tipo kita informacija susijusi ir su mokymais, ir su, sakykime, kitais duomenimis, kurie mums yra reikalingi. Kaip ir minėjau, ši platforma leidžia mums atlikti ne tik mokymus, bet ir phishingą. Kalbant apie
pačius mokymus, tiksliau, atsiprašau, patį phishingą, mes galime kurti kampanijas, kurios vyksta automatizuotai. Tai reiškia, mes galime nustatyti taip, kad, tarkim, kartą į mėnesį arba kartą į ketvirtį automatiškai būtų siunčiami phishingo laiškai darbuotojams su atitinkama tema. Galbūt prieš Kalėdas mes siūsime laišką, kuris yra susijęs jau su kalėdiniu laikotarpiu, galbūt kovo mėnesį apie kažkokius tai siuntų pristatymus ir panašiai, gal vasarą apie atostogas ir galima visą tai personalizuoti. Iš principo, sukūrus phishingo laišką, galima apskritai jį išsiųsti ir matyti, kaip pati phishingo simulacija veikia. Tai turime vieną iš pavyzdžių vienos phishingo simulacijos. Tai kas yra svarbiausia, mes matome visą statistiką, tai reiškia, kiek iš viso laiškų buvo pristatyta vartotojams, kiek iš jų tą laišką atsidarė, kiek buvo paspaudimų. Žinoma, tai visą tai, sakykime, tie neutralūs veiksmai, kritiniai veiksmai ir geri veiksmai yra išskirti spalvomis. Ir žinoma, galima matyti, koks procentas vartotojų, žinoma, pranešė apie tokio tipo laišką mum, administratoriam. Ir tai yra geras ženklas, kad dalis darbuotojų atpažino ir ne tik atpažino, bet ir pranešė apie tokio tipo kenkėjišką elektroninį laišką, kuris buvo siųstas simulacijos metu. Taip, labai yra svarbu paminėti, kaip pati phishingo simulacija gali būti atliekama. Tai visų pirmiausia, mes galime nustatyti simulacijos pavadinimą, galima simulaciją išsiųsti atitinkamom grupėm, kurias mes esame suskirstę, galima išsiųsti visiems vartotojams, kaip ir minėjau, galima nustatyti taip, kad pati phishingo simulacija būtų atlikta, tarkim, vieną kartą, arba būtų kas savaitinė, mėnesinė, arba kas ketvirtį. Ir tuo pačiu galima net ir pasirinkti laiką, kada phishingo simulacija prasidės, kokiomis valandomis bus siunčiamas laiškas, kokiamis dienomis, kiek laiko mes seksime pačios simulacijos statistiką. Ir negana to, mes galime pasirinkti mano minėtas kategorijas. Pavyzdys, kažkas gal su koronavirusu, gal su kitomis temomis. Galima pasirinkti kalbą, tuo pačiu kokio tipo pati phishingo simulacija bus išsiųsta. Ir žinoma, galima pasirinkti ir laiškų siuntimą. Jeigu phishingo simulacija yra atliekama, tarkime, pirmąjį kartą, tai galbūt vertėtų pradėti nuo paprastesnių phishingo simulacijos laiškų ir palaipsniui tą sunkumą didinti. Taip. Ir negana to, mes galime pasirinkti landing page, tai yra puslapį, į kurį pateks pats vartotojas. Jeigu jis paspaus tą phishingo nuorodą, tai reiškia, jis atsidurs puslapyje, kuris gali suteikti darbuotojui informacijos, kad čia buvo atlikta phishingo simulacija ir į ką vertėtų atkreipti dėmesį, kad į laiško domeną, siuntėją, kad užvesti pelytę, tarkime, nuorodos prieš ją spaudžiant ir panašiai, kaip įsitikinti, kad ar tai yra kenkėjiškas laiškas. Ir žinoma, ką mes dar galime padaryti, tai galima priskirti vartotojus prie atitinkamos grupės, būtent tuos, kurie paspaudė nuorodą. Ir taip, mes turime atskirą vartotojų grupę, kuriems galbūt, jau, kadangi jie, sakykime, neatpažino phishingo laiško, tai mes galime jiems priskirti atitinkamus mokymus papildomai irgi, automatiškai. Taip, kalbant apie phishingą ir jau kampanijas, žinoma, didžiausia problema dažniausiai administratoriams būna elektroninio laiško sukūrimas, bet šioje vietoje dėl to nerimauti, manau, nereikėtų, nes KnowBe4 platformai turi 26 000 jau paraštų laiškų šablonų, iš kurių mes galime rinktis, kuriuos mes galime nukopijuoti savo ir juos lokalizuoti ir išsiųsti patį phishingo simulacijos laišką pačiam darbuotojui. Negana to, patį phishingo simulacijos laiško
template galime pasidaryti ir savo pagal tam tikrą kategoriją, nuorodą. Galbūt tai yra susijęs su kokiu Google mokėjimu, kuris buvo praleistas, sakykime, neapmokėtas ir panašiai. Tai galima bandyti tiesiog tokį laišką išsiųsti. Arba iš principo net yra galimybė originalų laišką, kurį jūs gaunate, panaudoti phishingo simuliacijai. Ar tai yra kažkoks tai sisteminis laiškas iš kokios nors, sakykime, sistemos, ką jūs naudojate organizacijai ir taip toliau. Taip. Matau, yra klausimas, ar platforma yra mokama. Tai taip, platforma yra mokama, licenzijuojasi, sakykime, pagal vartotojų skaičių nuo atitinkamo plano. Aišku, galit susisiekti su manim, mes galim jau konkrečiai paskaičiuoti. Mes suteikti visą informaciją, kokios tik reikia. Toliau klausimas, ar yra lietuvių kalba dėl ar yra lietuvių kalba patys phishingo laiškai, tai taip yra. Ką aš norėjau, tiksliau praleidau, ką aš galėjau paminėti, tai mes galime pažymėti, kad siūsti lokalizuotus laiškus, tai reiškia tie phishingo simuliacijos, sakykime, šablonai yra galimi išversti, tiksliau pati sistema juos išverčia ir juos išsiunčia automatiškai, sakykime, jau lokalizuotus, kuriuos, aišku, tik įmanoma yra lokalizuoti, bet šiaip, kaip ir minėjau, kalbant apie template'us, bet kurį iš šių template'ų, šiaip lietuvių kalba yra template'ų, jeigu man tik pavyks surasti. Taip, kol kas yra 50 pačių tokių galbūt populiariausių, susijusių su Facebook'u, su LinkedIn'u, su Twitter'u, su Microsoft laiškais, Venipaku, kaip pavyzdys ir taip toliau, ar Google nuorodomis, bet, kaip ir minėjau, niekas netrukdo skopijuoti esančio template'o savo ir jį tiesiog išversti ir pritaikyti siuntimo metu, kas tikrai užtrunka keletą minučių. Taip, tuo pačiu, kaip ir minėjau, galima sukurti ir savo puslapius, į kuriuos vartotojai bus nuvesti, jeigu jie paspaus nuorodą. Tai reiškia, kaip pavyzdys, prisijungimas prie Google paskyros, gali būti ir prie Microsoft paskyros, nesvarbu. Tai čia yra imituojamas šitas prisijungimas, autorizacija ir ji bus užfiksuota, ar vartotojas suvedė duomenis, ar nuskenavo QR kodą ir taip toliau. Ir kaip matome, dar veikia, aišku, password manageris, tai irgi vartotojas galbūt, jeigu neatidžiai pažvelgs į puslapį, net pažins, sakykime, grafinės sąsajos skirtumų, tai gali ir tuos duomenis suvesti ir jūs žinosit, kad vartotojas iš tiesų net pažino to puslapį. Tai va, toliau, kalbant apie mokymus, tai čia mes taip pat galime kurti mokymų kampanijas, jas priskirinėti vartotojams, yra galimybė importuoti savo mokymus, yra naudotis mokymo platformą, tiksliau visų mokymų turinių, kurios čia yra įkeltas pagal tam tikras temas, sakykime, ar tai yra susijęs su GDPR, HIPAA, ar tai yra susijęs su phishingu, ransomware, tipo smishingu, socialinė inžinerija, vishingu ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme yra galimybė naudotis visų šiuo turiniu. Žinoma, prispažinsiu, gaila, bet lietuviško turinio yra ganėtinai mažai šiuo atveju, bet, kalbant apie anglų temą esantį turinį arba kitomis kalbomis esantį turinį, tai jo yra tikrai daug ir ką vertėtų pabrėžti, kad pats turinys, jis nėra tik, tarkime, video medžiaga ar kažkoks tai tekstas, kurį reikia perskaityti ir atlikti testą, bet pats mokymosi, sakykime, turinys yra ir žaidimų tipo arba serialų tipo, kuriuose yra iliustruojamos situacijos ir iš jų yra mokomasi. Kaip pavyzdys, tai būtent tokie mokymosi metodai, jie vartotojai, sakykime, yra ir įdomus visų pirma, nenubodus, tuo pačiu ir įtraukiantis.
ir vartotojas iš to išmoksta kažką būtent tą temą, kurią jūs priskyrėte pačius mokymus. Kaip ir minėjau, pačius mokymus yra galimybė importuoti ir savo, jeigu tokius turit. Jūs galima importuoti, priskirti skirtingomis grupėms, tada galima matyti pačių mokymų eigą, kokią temą kiek vartotojų praėjo, kuriems gal pasisekė, nepasisekė, kurie dar galbūt apskritai nepradėjo mokymų. Tai visą tai galima yra stebėti, matyti ir valdyti tą mokymosi progresą pačių vartotojų. Žinoma, taip, galima tai peržvelgti ir iš vartotojo perspektyvos. Jis mato visus savo, sakykime, užsitarnautus ženklelius mokymosi, kiek jis temų dar turi praeiti, kiek iš jų yra užbaigta, pradėta ir panašiai. Ir jis gali, žinoma, čia visus tos mokymus atlikti. Taip, matau klausimas. Kokiu duomenų naudojant yra siunčiami phishingo laiškai? Taip, tai labai geras klausimas. Pats KnowBe4 turi daug domenų template'ų, kuriuos yra galima naudoti, bet principas yra tame, kad jūs galite iš principo šiaip nustatyti bet kokio tipo domeną, kokį tik norit siuntimo metu. Tiesą sakant, net ir originalų domeną, nes tai, kadangi yra siunčiama kaip simulacija, tai pats laiškas yra tiesiog patalpinamas pačio vartotojo dėžutį. KnowBe4 turi funkciją kaip Direct Message Injection, tai reiškia, kad pats KnowBe4, atlikus integraciją su Microsoft arba su Google, pačios phishingo simulacijos siunčiamos į vartotojų dėžutes, jos tiesiog apeina filtrus ir jos tiesiog yra patalpinamos į vartotojų pašto dėžutes kaip laiškas. Ir jos tada, tiesiog tai yra 100% garantas, kad jokie, sakykim, filtrai nesuveiks ir tas simulacija mums nepasiseks, nepavyks jos įgyvendinti vartotojui. Tai yra specialios funkcijos, kurios leidžia. Sakykime, galima aišku daryti ir filtrus, bet yra galima daryti integraciją, kuri tai supaprastina, supatogina. Žinoma, reikia akcentuoti, kad darant phishingo simulaciją, reikia pastatyti save į to asmens, į to galbūt to nusikaltėlio poziciją, kad sakykime, nusikaltėlis jis negaus bet kokią užregistruotą domeną. Tai reikia irgi bandyti susimuliuoti kuo panašesnį domeną, galbūt patikrinti, ar tas domenas yra laisvas, vis dėlto ir imituoti tokio tipo laiško siuntimą, kad jis būtų, sakykime, gerai paruoštas, bet ir atitinkantis realybę. Taip, matau klausimus, antivirus taip pat neranda. Dėl antiviruso, jeigu yra tiesiog siunčiamas laiškas, tai jis kaip ir neaptinka to, bet aš pasitikslinsiu dėl šito klausimo. Mes naudojant antivirusą, tiesą sakant, mums viskas, tarsi, sakykime, testavimo metu viskas gerai veikia ir panašiai. Tai va, tęsiant apie platformą, tai galima yra pereiti prie userių skilties. Taip pati platforma, žinoma, visų pirmiausia turi integraciją ir su Active Directory, tai galima yra suimportuoti visus darbuotojus automatiškai. Žinoma, mes čia galime matyti ir vartotojo rizikos lygį, galima matyti grupę ir tos pačios grupės lygį. Tai yra, tarkim, jeigu galėtume tai pavadinti kaip skyriais, tarkim, IT skyrius, buhalterija, finansai, pardavimai ir taip toliau, tai galėtume matyti ir atsižvelgti į tai, kuriam skyriui galbūt reikia teikti papildomus mokymus ir panašiai. Taip, ir kitos funkcijos, tai jeigu jūs, tarkime, naudojant šią platformą nežinote, nuo ko pradėti, tai egzistuoja tokia funkcija kaip ASAP, kuri leidžia jums
paprašo jūsų atsakyti į keletą klausimų ir palei tai pati programa jums sudaro planą, kada ką atlikti. Tarkim, sukurti mokymus finansų skyriui, sukurti mokymus IT skyriui, tarkim, 1, 2, 3 dieną ir taip, turėsite tokį kaip grafiką, kuris, su, sakykime, pačio gaminto rekomendacija, kokius žingsnius atlikti, identifikuoti grėsmės, gal peržiūrėti ataskaitą ir panašiai. Ir žinoma, kai mes atliekame pačią simulaciją, yra svarbu peržvelgti ir raportus, kurie mums galbūt parodys, kaip per tam tikrą laiko tarpą, pavyzdžiui, per paskutinius 6 mėnesius keitėsi mūsų skoras, ar jis mažėjo, ar jis didėjo. Galima, aišku, išskirti ir grupės, visus vartotojus ir į tai atsižvelgus, imtis kažkokių tai atitinkamų veiksmų. Žinoma, pagal statistiką dažniausiai po pirmųjų phishingo laiškų siuntimo, nepriklausomai ar naudojant KnowBe4, ar tarkime, šiaip užsakant tokią paslaugą iš išorės, procentas būna apie 20-30% ir ilgainiui praėjus, tarkim, pusiai metų, bet aš kalbu apie reguliarius mokymus, jau pats procentas gali siekti apie 5%, kas jau yra tikrai geras, sakyčiau, rodiklis, nes nulio mes tikrai niekada neturėsim, kalbant apie tikrai vidutinio arba didesnės organizacijas. Bet reikia stengtis kuo mažesnį tą procentą turėti šitoje vietoje. Taip, matau, yra klausimas, aš testavausi su bandomąją versiją ir siunčiau phishingą darbuotojams, bet dauguma laiškų į spamą nuėjo ir antivirusas blokavo laiškus. Esant poreikiu galėtume detaliau aptarti šią situaciją, galbūt ją ir išspręsti. Tai tiesiog, jeigu jums būtų įdomu, galėtume tiesiog, sakykime, iškelti tą situaciją, galbūt susiekti su gamintoju, bei suteikti daugiau informacijos, kaip tiesiog atitinkamai išsiųsti tos phishingo laiškus. Taip, ir šiuo atveju norėčiau šiek tiek grįžti atgal į skaidres. Tai nuo ko vis dėlto reikia pradėti šitoje vietoje, taip galbūt apibendrinant pačią šią temą. Tai visų pirmiausia, paprasčiausias galbūt dalykas, ne visais gal būdais paprasčiausias, bet reikia svarbu pasidaryti simulaciją ir įsivertinti, kiek darbuotojai yra atsparus phishingo atakoms. Nes kol simulacijos, kol ji nėra atlikta arba organizacija niekada jos nedarė, mes ir negalim įsivaizduoti, koks yra tas simulacijos lygis. Ir šiaip iš tiesų phishingo simulacijai puikiai parodo, kokia dalis tų mūsų organizacijoje esančių darbuotojų yra atspari ar ne. Ir žinoma, jeigu rezultatai po phishingo simulacijos yra, sakykime, nepatenkinami šitoje vietoje, tai labai svarbu yra, mūsų rekomendacija yra organizuoti kibernetinio saugumo mokymus. Žinoma, kaip ir minėjau, tiek phishingo simulacijas iš tiesų atliekame ir mes pagal kliento užsakymą, pageidavimą, atitinkamam vartotojų kiekiu ir panašiai. Bet, aišku, yra gerai bent jau, sakykime, geriau nei nieko daryti bent jau kelis kartus per metus, bet geriausias, žinoma, būdas, kuomet yra atliekama reguliariai tikrinama, testuojama darbuotojai ir tai, kad būtų viskas paprasčiau, yra naudojama tokio tipo programinė įranga kaip KnowBe4. Ir, žinoma, apie ką aš dabar ir užsiminiau, svarbu yra, kad pats mokymų procesas jis nebūtų vienkartinis, o būtų testinis ir kad, nes tikrai egzistuoja ir darbuotojų kaita, sakykime, 20% darbuotojų jau yra susipažinę, 10% naujų darbuotojų galbūt apskritai niekad neturėjo kibernetinio saugumo mokymų. Tai, yra svarbu tą procesą padaryti to, kad jis būtų testinis ir kad, mes kiekvieną savaitę tą jų žinių lygį, atsparumą vis keltume ir, iš principo, kiekvienas darbuotojas ir organizacija bendrai būtų saugesnė. Žinoma, dėl daugiau informacijos, kalbant apie TIS2, tai tikrai, manau, visa pagrindinė bus, ir yra
sakykime, Lietuvos krašto apsaugos ministerijos puslapyje kam.lt tinklų informacijos sistemų direktyva ir žinoma, daugiau informacijos ir pasiūlymų galite rasti SET puslapyje set.com/lt/tis2. Ir žinoma, negana to, kviečiame jūs visus dalyvauti ir mūsų kitose seminaruose. Žinoma, kas dalyvauja dabar, gaus visą informaciją elektroniniu paštu po webinaro. Tai tikrai, jeigu kažkas nespėsit nuskenuoti QR kodo, nesijaudinkit. Tai tikrai kviečiam ir kovo 26 sudalyvauti, balandžio 9 bei balandžio 23 dieną. Pratęsim TIS2 seriją apie kitus punktus, kas yra kalbama TIS2 ir su kuo visgi galima tai atliepti. Taip, ir klausimai. Taip, matau, yra dar vienas klausimas iškilęs, ar webinaro įrašas bus kažkur įkeltas, tai bus. Webinaras yra įrašomas ir webinarų įrašų bus pasidalinta su kiekvienu asmeniškai po pačio webinaro, kuomet, sakykim, bus siunčiamas po webinaro laiškas visiems dalyviams. Jeigu dėl kažkokių tai priežasčių, sakykime, techninių kliūčių ar panašiai įrašo negausit, tai galite visada kreiptis į mane, aš tuo įrašu tikrai pasidalinsiu su jumis. Ir jeigu turite dar klausimų, galite juos užduoti, pasitengsiu juos atsakyti. Nesvarbu, ar tai yra susijęs su KnowBe4 platforma, ar su kibernetinio saugumo mokymais, ar kažkokiais tai bendriniais, sakykime, bet tikrai, jeigu nepavyks man kažką atsakyti, juos atsakysime po webinaro. Taip, iškilo klausimas, ar jūs atliekate patys phishingą. Tai taip, kaip ir minėjau, atliekame ne tik phishingo simulacijas, bet ir kibernetinio saugumo mokymus. Ir esame atlikę ir vishingo simulacijas, ir smishingo simulacijas. Tai iš principo esant poreikiui, tikrai galit kreiptis ir sukontaktuoti su mumis dėl sakykime, simulacijos, dėl informacijos, dėl KnowBe4 apskritai, dėl visko susijęs su šia tematika. Taip. Taip, matau, yra dar vienas klausimas, kas yra vishingas. Taip, tai vishingas yra, sakykime, panašaus tipo ataka kaip phishingas ir smishingas, bet vishingas jis yra atliekamas telefono skambučiu, kuomet yra apsimetama, tarkime, kažkokio tai valstybės tarnautojų, pareigūnų, galbūt iš kažkokios tai kitos institucijos esančių asmenių arba kažko kitų, kuris, arba gal kokį nors investicijos patarėjų, kuris kviečia investuoti į kažkokius neaiškus sprendimus ir, iš principo, bando išviliuoti asmeninę informaciją arba išviliuoti pačio asmens finansus. Tai atakų vektorių yra, žinoma, įvairių. Taip, ir aš matau, kad klausimų kaip ir nekyla. Tai norėčiau visiems padėkoti už dalyvavimą.